Ar aš vienintelis, kuris nežinojo, kaip įveikti IT darbo pokalbį? Pasirūpinkime, kad jūs žinotumėte. Darbo pokalbis IT srityje gali atrodyti bauginantis, tačiau tinkamai pasiruošę galėsite žengti į priekį su pasitikėjimu. Įsivaizduokite, kad personalo atstovas pradeda nuo įmonės pristatymo ir pareigybės aprašymo. Būkite pasiruošę papasakoti apie savo patirtį, ypač susijusią su FortiGate, ugniasienėmis ir Active Directory paslaugomis. Taip pat gali būti klausima apie jūsų gebėjimą paruošti kompiuterį darbui, ištrinti duomenis ir įdiegti naują operacinę sistemą. Svarbu pademonstruoti savo praktinius įgūdžius šioje srityje. Personalo atstovas gali pabrėžti, kad ieško darbuotojo, kuris dirbtų biure. Pasitikrinkite savo lūkesčius dėl atlyginimo. Jei siūloma suma atrodo per maža, iš anksto apgalvokite savo atsakymą. Nepamirškite paminėti savo patirtį su įvairiomis ugniasienėmis ir būkite pasiruošę atlikti fizinės užduotis, jei to reikalauja darbas. Sėkmės darbo pokalbyje. Jūs tai galite.